nepavyksta užmegzti harmoningų, sėkmingų, ilgalaikių santykių. Taigi, keletas patarimų. Iš tikrųjų, atvykus į tą pirmą pasimatymą, vis dėlto dviem žmonėm patartina susitikti prie kavos ar prie arbatos puodelio. Pirmo pasimatymo metu nepulti atsiskleisti, atsiverti, išsipasakoti visą savo gyvenimo nuotykius ir istorijas, kas dažniausiai užkerta kelią antrajam pasimatymui, ar ne? Mes iš tikrųjų turime širdimi nuspręsti, ar tas partneris tinkamas, o jau tada mes galėsime kelintame, penktame, šeštame pasimatyme kiek atviriau atvirauti, jeigu nuspręsime abu, kad tai tikrai tas žmogus, tas širdies žmogus, jeigu pajusime tai. Ar ne? Pirmo pasimatymo metu labai yra svarbu skaityti, kalbant dviese, skaityti tarp eilučių. Tai pats svarbiausias dalykas moteriai skaityti tarp eilučių, nes pas moteris yra išvystyta intuicija, jos turi įžvalgą ir iš tikrųjų būtina tai naudoti pasimatyme. Užduoti kompromituojančius, užduoti galbūt net intriguojančius klausimus savo partneriui ir žiūrėti, kągi vis dėlto tas partneris pasako, ką jis parodo, stebėti jo kūno kalbą, girdėti, ką jis nori pasakyti tarp eilučių, įjungiant savo intuiciją. Ir iš tikrųjų, kalboje įjungti savo širdį. Stebėti, kaipgi vis dėlto partneris atsiskaito kavinėje ar restorane, kiek jis palieka arbatpinigių. Taigi, mums iš tikrųjų rodys, kiek jis yra dosnus. Tikrai neverta ir tikrai yra didžiulė klaida po pirmo pasimatymo, po pirmo susižavėjimo iš tikrųjų su partneriu eiti į tuos artimesnius, į tuos lytinius santykius, ar ne? O po jų išgirsti visai nemalonių patviravimų, kad buvau susitikęs ir iš tikrųjų turėjau santykius su pradžioje, kur buvo jau tikrai didžiulis susižavėjimas ir didžiulė aistra, o po to, iš tikrųjų, ryte atsikėlus pamačiau kitą moterį. Be galo svarbu saikingą pasirinkti makiažą, einant į pasimatymus, kad jeigu po keletos kartų ar ne atsitinka, neduok Dieve, kažkokie lytiniai santykiai, iš tikrųjų, vyras sako po to, atvirauja savo geram draugui, kad klausyk, susitikau su viena moterim, turėjom santykių, ryte atsikėliau, matau kitą moterį. Taigi, būkime saikingos makiažė, ar ne, nes tai be galo svarbu mūsų ateičiai. Dar kas yra labai svarbu, ar ne? Nepasakoti, neatvirauti, nevyrkauti dėl savo buvusio partnerio, buvusio gyvenimo draugo ar sutuoktinio. Iš tikrųjų, svarbu labai saikingai, labai nuoširdžiai, paprastai pasakyti, na, mums nenusisekė būti kartu, ar ne, mes nebuvom suderinami, išsitokiam ar išsiskyrėm. Čia yra be galo svarbu nedergti to vyro, nedergti to partnerio, tiesiog leisti jam būti, tai yra praeitis. Aišku, tas nuoširdumas ir atvirumas abiejų pusių labai yra svarbu, nes ir ko gero ir jam, ir jai tai yra svarbus dalykai ir smalsus noras žinoti, tai turime, aišku, tai saikingai atvirauti. Yra svarbu susirašyti 10 savo teigiamų savybių, ką norėtume matyti partneryje, ir 10 neigiamų savybių, ko nenorėtume matyti savo partneriai. Aišku, kaip taisyklė, to, ko nenorime, tą ir pritraukiame. Tai priklauso nuo mūsų likimo, nuo mūsų karmos, kitaip sakant, ar ne? Ir iš tikrųjų, tik potencialiam partneriui atvirauti, visiškai išsirengti ir būti nuogai, aš turiu omeny atvirumą. Iš tikrųjų, būti nuoširdžiu, atviru, pasitikinčiu savimi, drąsiu, džiugiu, dalintis pačiais intimiausiais dalykais. Tai sukuria dviejų žmonių gerų santykių dvasią ir leidžia eiti, įsibėgėti santykiam ir eiti, tęstis. Yra svarbu atkreipti dėmesį į partnerio darbą. Kaip partneris dirba, kiek jis dirba, ar jis turi laiko, ar jis skiria laiką iš tikrųjų pasimatymam, ar kas
tuos pasimatymus inicijuoja. Ar užsimena jinai, kad mums gal reikia susitikti, ar tai jo iniciatyva yra daromi susimatymai, pasimatymai. Jeigu partneris iš tikrųjų maloniai laukia tavo skambučių, maloniai atsako į tavo žinutes, tačiau pats nedaro iniciatyvos, taigi tie santykiai nebus ilgalaikiai. Ar tas partneris yra darboholikas, ar jis dirba po 10 valandų 12 ir pakankamai sukuria, dirbdamas tokį darbo tempą, sukuria, sakykime, stiprią materialinę bazę, ar jis turi laiko iš tikrųjų ir damai. Tai būkime budrios ir atkreipkime dėmesį. Tai yra be galo svarbus dalykas, į kurį mes turime ne tik atkreipti dėmesį, bet ir labai išvalgiai, būti labai išvalgios, intuityvios, ir stebėti, kaip visą tai vyksta santykiuose. Kartais santykių pradžia būna labai graži, partneris daro iniciatyvą, o kiek vėliau, kai jau pamato, kad moteris patinka, kai jau moteris susižavi to partneriu, tarsi pradeda pirmą rolę, pradeda žaisti partnerė. Jinai daro iniciatyvą, jinai skambina, jinai rašo, o partneris tarsi, o man ir taip yra gerai, o man yra malonu gauti dėmesį. Taigi, mielosios, tai nėra ilgalaikiai santykiai. Kągi, džiaukimės, būkime mylimus, mylinčius, džiaugios, laimingos ir sėkmingos. Išsaugokim savo santykius, tai padeda mums Dievas.